Labas žmogau, be abejo, kad atsakysiu. Tik tai yra viena problemėlė. Reikia atrasti tą šmeižtą ir melą mano žodžiuose. O čia jau gali būti liūdniau. Mes dabar gyvenam tokiuose įdomiuose pasaulyje, tokiuose laikuose, kai dauguma Lietuvos piliečių gyvena savo seksualinėse fantazijose arba savo tokiuose burbuluose. Ir jie nieko daryti nenori, apart kad žiūrėti TikToką, Facebooką, YouTube'ą šortus ir rašyti visokius komentarus, kaip šitas pavyzdžiui. Tikiuosi atsakysi. Tai žiūrėk, jeigu tu nori, tu skaitai, kad aš kažką tai šmeižiau, jeigu skaitai, kad aš kažką tai meluoju, tai ir tu tikriausiai skaitai save lietuviu ir dar tokiu aktyviu lietuviu, kuris šitą prasme už Lietuvą padėtų galvą. Pasakyk, aš tikiu ar ne, aš teisingai suprantu ar ne, kad tu save skaitai tikrų lietuvių, kuris eis kovoti už Lietuvą. Kodėl dabar nekovoja, nežinau, bet tikriausiai planuoja kažkada tada eiti. Tai jeigu tu toks, tai tu aktyvus pilietis, paimi, peržiūri visus mano tūkstančius video, išrenki mano šmeižtą ir melą, viską dalyką sudokumentuoji ir pateiki pagal tai, kas turi, ta prasme, priimti sprendimą. Ar Lietuvos policija, ar, VSD, valstybės saugumo departamentas. Ir viską tą dalyką padarai. Bet tu nepadarysi. Jūs nieko padaryti negalit. Apart tik tai, kad grasinti, tikėtis. Kiek jūs į komentarą galite pažiūrėti. Kas nors jam galvą sudaužykit, kas nors jam barzdą išpešiokit, kas nors padarykit. Žinot kodėl tai prašot? Jūs patys nieko absoliučiai negalit padaryti. Realiai. Nes tie, kas šneka, tie nieko nedaro. Nes kai tu šneki, rašai komentarus, tu neturi laiko kažką daryti. Tik pat aš galiu būti ramus. Tas pats yra su mūsų valdininkais. Kas turėtų reikalų su valdininkais, labai jie skuba dirba. Kelintą valandą penktadienį užsidaro valdiškos kontoros. 1, 2, jau penktadieniais jie nebedirba. Likusios 4 dienas ką? Ateikit, pabandykit 1:30 valdišką kontorą, jeigu dar įeisit. Dar bus net kavos podeliai, neišplauti ir neišnešioti, dar visi sėdės kavą gers. Nieks nenori dirbti, kaip ir tu. Taip pat galim būti ramus. Nieks nieko nepadarys. Yra, kurie kviečia žudyti iš tuos lietuvius, nelojalus, nežinau, kas yra lojalumas, jie dar patys tikriausiai nežino, bet irgi jie to nesugebės padaryti. Jeigu jie norėtų žudyti, jie eitų ir žudytų. Jeigu ne Lietuvoje, nes čia gali dar gauti atsaką, tada gali eiti į Ukrainą, ten gali žudyti, ką nori, tau nieks nieko nepadarys, gal net dar paskelbs didvyrių po mirties, bet nieks nenori mirti. Visi nori tik tai sėdėti, rašyti komentarus ir kažkas kitas už juos viską padarytų. O tie, kas daro, gali būti ramus. Nieko jūs niekam negalit padaryti, nes tai yra, jūs gyvenate visai kitoj visatoj. Jūs gyvenate savo seksualinėse fantazijose, kurios nieko neturi bendro su už mano nugaros esančių pasaulio žemėlapį ir su žemėlapiu. Bet kokiu atveju jūs esate nuostabus. Realiai aš jums myliu, bet jūsų gyvenimas būtų kitoks. Nežinau, ar geresnis, ar blogesnis. Bet jau dar uždėsi šitą, parašyti komentarą, jeigu nežinai, ką nors rašyti, parašyk kokią mano barzdą apšikta ar dar kas nors. Nežinau, kiek TikTok'ų reikia žodžių komentarė, YouTube'ų reikia mažiausiai 3 žodžių komentarė. Tai tokį gal užteks, nežinau, ką nors parašyti. Bandom, eksperimentuojam ir džiaugiamės gyvenimu. Jis yra toks trumpas iš tikrųjų. Nors jums atrodo, kad jūs esat nemirtingi ir gyvensit tiek. O, neišjungiau.